Daugiausiai, aišku, dalykų iš vaikystės viskas ateina, iš mūsų vaikystės, paauglystės, kaip mes įsivaizdavom, kad bus. Pradėjau save analizuoti, turbūt labiausiai tada, kai pradėjau eiti psichoterapiją. Mažai energijos labai turėdavau, aš dirbdavau ten iki tų 5, 6 grįžtų ir nieko nebesinorėdavo. Aš visą gyvenimą galvojau, kad esu ekstravertė, nors aš esu visiškai intravertė ir galvojau, kad su manim kažkas negerai, o iš tikrųjų ne mano dalykas, man tiesiog patinka visą laiką giliau. Pas mane ir sveikatos problemų atsirado. Ar tau pakanka to, ką tu veiki šiandieną, sportas, zumba, ar tai yra tavo pilna savirealizacija? Tikrai ne, tikrai ne. Dabar tai mano visas laisvalaikis yra tiesiog knygos, seminarai, visiškai savęs tobulinimas iš vidaus. Dėdavau į tuos keistuolius ir man jie būdavo visą laiką tokie artimi. Sveiki, sveikinuosi aš Ieva mūsų projekte Tapti, ne tik būti. Ir šiandien mūsų svečiuose Ineta. Labas. Šito projekto tikslas yra paskatinti tapti, ne tik būti, nebūtinai geriausiais specialistais, bet tiesiog tapti savęs geresnė versija, tapti geresniu žmogumi, tapti geresniu kaimynu, draugų, pažįstamu, tapti savimi. Nieko nelaukdama, norėčiau Ineta, kad papasakotum pirmiausiai, kuo tu užsiemi šiandieną. Šiandieną laimingai gyvenu, vedu zumbos treniruotės, dar pamažu įeina pas mane ir kitokio tipo treniruotės, bet iš esmės zumbos trenerė. O tiems, kurie nežino, trumpai pristatyk, kas yra zumba. Tai yra šokių kardio treniruotė, kurios metu mes šokam ir įvedam sportinius elementus. Taip. Tai taip ūkiškai pasakysiu, tarkim, padarom salsą žingsniuką ir kokį pritupimą. Ar ten apsisukimą gražų, labai moterišką, raitom užpakalį ir ten įtupsta. Būna kartais, girdėjau, kad čia efektyvu, tai ateisiu, bet ateina ir prasilenkia truputį su gal įsivaizdavimu, tai čia irgi su kokiu nusitikimu ateisi. Ir dar turbūt svarbu labai koks treneris, aš pati tave matau ir visą laiką galvoju, reikės nueiti sekantį kartą, vis tas atstumas toks iki tavęs labai didelis ir nepasiryštų, bet šiaip manau, kad pirmiausiai nusiperki žmogų. Aš pati gyvenime savo taip, ne tai, kad taikau, bet matau, kad taip gaunasi. Žmogus pirmiausiai, ne paslauga, ne prekė, bet žmogus, ar ne? Visiškai, taip. Ir matau tave tokia užsidegusią tame, tai turbūt nėra ir sunku pakurti moteris, nes jos tave mato tokią visą energingą, švytinčią. Mano pačios kelias iki tol, kol jau čia į tą zumbą įleidau šaknis, irgi buvo taip, kad ėjau pas kitas trenerės ir pas vieną smagiau, pas kitą taip, toksai normalu, kad žmogus, kuris vienam yra labai fainas, kitam gal bus, ne, man tikrai nelabai tinka, tai čia, žinai. Jo. Bio laukai irgi turi sutapti. Jo, pritariu. Prieš kiek laiko tavo gyvenime atsirado zumba? Prieš maždaug 10. Oho. Kažkas tokio, 9 turbūt. Tai realiai taip, po vidurinės, sakykime, po vidurinės, ar ne? Pradėjau eiti sporto klubą pirmam kurse ir ten buvo tos grupinės treniruotės. Tai pradėjau nuo tų, tai vienam sporto klube, kitam, taip rotavosi ir nebuvo to tokio, kur jau mano treneris yra, kur pavyzdžiui yra merginos išsirenka trenerį ir jau eina ten 5-10 metų pas tą patį. Tai pas mane taip labai keitėsi, kol vėlgi, kaip ir tu sakai, radau savo trenerę ir žiūrėjau į ją ir man toksai pavyzdys buvo ir kažkaip gimė ta mintis, kad aš irgi norėčiau, aš irgi noriu tokio gyvenimo, aš irgi noriu, kad man būtų taip. Bet vėlgi, čia susidūriau su tokiu, kur man atrodė, kad idealus gyvenimas tenai yra ir kad mano tas oficinis darbas, kurį dirbau, tai kad visiškai ne man. Ir kai susidūriau su ta realybė, taip, man labai patinka šita veikla, kurią darau, bet jinai turi irgi minusų, apie kuriuos nebūčiau niekada pagalvojus. Ir tas toksai, nereikia idealizuoti kiekvieno dalyko ir tam kelyje labai daug visko atsitinka ir labai daug visko pamatai. Realiai turbūt nėra nei veiklos, nei profesijos, kuri neturėtų iššūkių arba savų pliusų, savų minusų, tik turbūt klausimas,
ar mes pasiryžę dėl to, kad mums labai patinka eiti ir pereiti tos iššūkius, ar mes galbūt nelabai mylime tą veiklą ir mes tada galvojam, kad gal aš nesu pasiryžęs. Dar vienas variantas yra, kai stabdo baimės. Dabar labai įdomu tavęs paklausti man asmeniškai pačiai, ar tau pakanka to, ką tu veiki šiandieną, vat, sportas, zumba, ar tai yra tavo pilna savirealizacija? Tikrai ne. Tikrai ne. Tai yra labai didelė dalis manęs, kur man labai faina ir tikrai labai smagu, bet labai trūksta ko, tai kažko. Va čia tai ir įdomiausia tokia dalis, turbūt daugeliui žmonių, tų, kurie nori daugiau, tų, kurie galvoja viduj, kad kažkas dar turi būti, kažkas dar, ar ne, tas augimas. Tai yra nelengva, ar ne, save, kaip aš sakau, ten paanalizuoti, pakrapštinėti, pasigilinti, kokių įrankių ėmiesi šiuo metu, pavyzdžiui, ieškodama tos pilnatvės savo veikloj, toj savirealizacijoj. Metodų gal nelabai yra. Tas, žinai, didžiausias yra savęs analizavimas nuo pat šaknų. Kaip jisai vyksta pas tave? Aš šiaip esu žmogus toksai truputėlį overthinkintojas ir pas mane, aš kad ir nieko nedarau, pas mane minčių milijonas, kad ir kažką darau, pas mane minčių milijonas. Žinai, tie tokie yra reelsai, kur tipo, ateina žmogus, kažką padaro ir pradeda daryti mylimą veiklą ir bum, tipo, išnyksta visos mintis. Tai pas mane praktiškai tokio nebūna dalyko. Anksčiau gal būdavo ta zumba, ateini treniruoti, vis tiek susikoncentruoji, bet kai tai pasidarė jau įprasta, kai nebėra nauja, jau vis tiek toksai gaunasi ir automatinis dalykas dažnai ir būna, jau ir vedu tą treniruotę ir jau žiūriu, kad aš ten kažkur tais išskridus. Tik autopilotą įsijungus. Jau ir keliauju aš ten kažkur ir su žmonėm, tai tiesiog labai daug galvoju ir būna va taip spontaniškai ateina kokia nors mintis. Kažkas kažką pasakoja ir jau man ateina, kad rimtai, va pas mane va taip va buvo ten. Daugiausiai, aišku, dalykų iš vaikystės viskas ateina, iš mūsų vaikystės, paauglystės, kaip mes įsivaizdavom, kad bus, ką mes norėjom daryti ir kažkas mus užstabdė. Tai pakalbėkime apie tą vaikystę. Nežinau, kaip mūsų klausytojai save analizuoja, nes aš ir pati gyvenu ir manau visą gyvenimą gyvensiu irgi tuo tokiu nežinojimu ir suvokimu, kad reikia save analizuoti, nesvarbu, ar tu esi paauglys, ar tu esi studentas, ar tu esi vidutinio amžiaus žmogus, ar tu esi senjoras. Tai mes visada apie ką turime mąstyti. Lengviausia yra pabėgti nuo savęs ir vat, kaip mes prieš mūsų šitą pokalbį kalbėjom, kad lengviausia yra galvoti, kad kita šalis mane pakeis, galbūt šalia kitas partneris mane pakeis, padarys laimingo, o gal vaikas, kurio susilauksiu, mane padarys kažkokią kitokią rimtesnę. Tai ta vaikystė, ta prigimtis man labai irgi yra artima tema, aš pati save išsigryninau per tą kampą sugrįžus į vaikystę. Labai įdomu tavęs paklausti, ar tu analizavai save vaikystėje, kokius pomėgius turėjai, kokias veiklas, ar pavyzdžiui turėjai tokį, kaip aš sakau, su savim kontaktą, kad pasiemi popieriaus lapą, rašiklį ir analizuoji būtent vaikystės prisiminimus ir šitokį daraisi savianalizę šitokiu būdu. Nesirašau, bet pradėjau save analizuoti turbūt labiausiai tada, kai pradėjau eiti psichoterapiją. Aš ten ėjau labai trumpai, gal 5 seansus ir pradėjom krapštyti jau ten tą vaikystę. Ir labai daug dalykų pradėjo dėliotis. Šiaip pas man yra toksai, kad aš pamiršus esu didžiąją dalį savo vaikystės, kas yra labai negerai. Ir čia dar tikrai reikės sugrįžti į tas psichoterapijas, normaliai to užsiimti. Labai daug dalykų susiveda ir kur atrodo kaip kažkokie tokie nelogiški. Pavyzdžiui, aš visą gyvenimą galvau, kad esu ekstravertė, nors aš esu visiškai intravertė ir galvau, kad su manim kažkas negerai, o iš tikrųjų ne mano dalykas, man tiesiog patinka visą laiką giliau. Ir tai va, irgi ir vaikystėje tą supratau, nes būdavau tokia baili, bijodavau iš kiemo išeiti, pavyzdžiui, ten buvo parduotuvė už kilometro ir aš atsidarydavau vartelius
į vieną pusę, į kitą pusę. Ir jeigu pamatydavau, kad yra žmogus už kokio ten 100 metrų, aš palaukdavau, kol jisai praeina ir jau tada matau, kad nieko nėra, bėgu. Bet tokia, kur man dėmesys patinka. Ir kai man reikia šnekėti, aš galiu šnekėti. Bet tarkim irgi ir nuo vaikystės, ir paauglystėj, ir netgi dabar per kažkokius gimtadienius, per didelius susibūrimus, aš tiesiog, jeigu niekas nešneka, nu tai aš tada šneku. Bet jeigu visi šneka, užsiėmė savo reikalais, liuks, labai gerai, man nereikia šnekėti, aš tik klausau, analizuoju kitus, tiesiog tarpusavę jų ryšį, kitų žmonių, ką matau, ir labai fainai tas yra. Ir kai augau, atrodo, blemba kažkaip, kas su manim negerai, kodėl man nėra linksma, kur aš nueinu. Tie pokalbiai tokie sausi, kaip sekasi, tai ką veiki, nu tokie, tie small talks, nu visiškai ne mano dalykas į parduotuvę, tai iki tokio. Buvai tokia, kaip suprantu, tokia jautri siela, ar ne? Tokia rami? Tai tas ir iki šioliai liko, tik tai va, kaip vėžys esu, tai tas kiautelis toks užstatytas ir irgi atrodo, kad labai drąsi, kad čia kiaurai einu visur, nors iš tikrųjų ten einu kiaurai, o viduje visą tai. Jo, čia irgi tas dalykas, manau, yra, kai iš šono mes atrodom drąsus, bet mes ir esam turbūt tik dėl to drąsus, kad mes per baimės einam, per iššūkius einam, mes galvojam, kad okei, ką aš prarasiu? Gausiu kritikos? Gerai, kritika. Neišvengsi tos kritikos, nei vienas turbūt neišvengs, ar tu tiesiog būsi tyli pelė, kuri namuose sėdėsi, bet vis tiek tu tos kritikos neišvengsi, turbūt ir valgyt kažkada neskaniai padarys, tave sukritikuos, tu turi minty vis tiek tos kritikos nori ir nenori gausti. Kaip čia buvo. Tai apie tavo tą veiklą. Sakei, kad beveik 10 metį esi Zumboje, bet, kaip suprantu, ilgą laiką buvai pati fanė, mylėtoja, treniravaisi, pažindinaisi ir pati patapai vienu metu instruktorė. Prieš kiek tai metų maždaug įvyko ir kada tai įvyko, va, tas lūžis, kad tu supratai, kad tu jau nori būti instruktorė, esi pasiruošusi ir atsisakai visų kitų veiklų iki tol vykdytų, ar ne? Tai instruktorė jau esu 4 metus, 5 metus apie tai galvojau ir kaip viskas įvyko, žodžiu, aš dirbau ofise. Viskas ėjosi pagal tą tokį vadovėlį, kaip aš sakau. Baigiau mokyklą, nuėjau į universitetą, po universiteto gavau darbą pagal specialybę, viskas čiki. Ir dirbau aš prie to kompiuterio 3 mėnesius, buvo įdomu ir tada... Aš pertrauksiu, tai tu buvai su IT kažkas? Aš marketingą. Marketingą, okei. Jo, marketingą buvau ir 3 mėnesius viskas buvo fainai, ten tos Google Ads leidau, socialinė medija, viskas labai smagu ir tada aš tiesiog pripratau prie visko ir man toks kaip ir nebebuvo nieko naujo, nieko labai daug naujo. Per 3 mėnesius, ne? Jo, nu kažkaip labai greitai, žinok, pas mane gaunas, kad arba perimi labai greitai, arba tiesiog netinka ir viskas, viso gero. Ir vis tiek pirmas darbas, po to ten kažkaip labai gerai išsirutuliojo, kad to marketingo jiems nelabai daug ir reikėjo, nes buvo labai daug užsakymų, tai aš taip natūraliai perėmiau bendravimą su klientais, ten paskui ir prekės užsakinėdavau, ir įdavau, tikrindavau, ten gamybą, kaip viskas vyksta, taip kažkaip viskas labai natūraliai išsirutuliojo, vis tiek nedidelė įmonė buvo, tai ir viską dariau, bet tas momentas, kai sėdi prie kompo ir tiesiog atrodo, kad užpakalis kyla į viršų. Aš negalėdavau išsėdėti ten, jau 3 valandą, darbas iki 5, jau tokia tripčioji, kada čia varysiu. Ir kai pradėjau lankyti treniruotės, dirbdama tenai, pas labai fainą trenerę, aš tiesiog laukdavau tų treniruočių. Ir sėdi darbe ir tas 2 dienas per savaitę jau būdavo motyvacija. Grįšiu iš darbo, iš karto į trefkę ir bus labai smagu. Ir toksai grįžti, treniruotę, miegot. Ir bent jau tokia laiminga pabaiga, nes šiaip vat, mažai energijos labai turėdavau. Aš dirbdavau ten iki tų 5, 6 grįžtų ir nieko nebesinorėdavo. Pavalgai, paguli ir viskas. Ir taip pat sukosi toksai ratas, atrodo nieko ir nebesinorėjo, nes išsisunkdavau tam darbe, nors atrodo, sėdi ir ką tu ten išsisunksi, nu bet vat. Kai nemėgstama veikla. Jo, dar iš karto į tą pačią temą paklausiu, tai reiškia, kad mūsų kūnas
mums signalizuoja apie Tikrai. tai, kad nesame savo kelyje arba apie tai, kad nedarome tai, ką norėtume daryti. Ne? Taip, tai buvo labai gerai surišai. Pas mane ir sveikatos problemų atsirado, didžiuliai išberimai, dar dabar kovoju, bet jau matau šviesą tunelio gale, jau pamažu kūnas sako, eina tai gerai. Gerai, mes čia einam. Tai tikrai, tik tais reikia pastebėti tuos signalus. Labai dažnai mes juos numetam iš šono, nes atrodo, ai, kažkokia liga čia, ai, kažkas, o tai iš kur ta liga atėjo. Nu, tai jo. Tikrai yra sakoma ir daugelį knygų rašoma, kad mūsų kūnas tokiu būdu siunčia signalus, kad atkreiptume dėmesį, kodėl mūsų vidus verkia. Tai dabar apie tą lūžį, ar ne? Tai tas lūžis įvyko, kai tiesiog tu supratai, kad tave nuo sofos kelia tavo kūnas, ar ne? Taip, kad mane kelia. Ne, čia turi būti, ar ne? Ir kad reikia kažkokio veiksmo. Tai man to veiksmo pritrūko ir aš tame pačiame darbe susiradau savo veiksmo, radau galimybę nuomoti tokius daiktus ir, žodžiu, kad jau aš turiu tą daiktą, vežam ir su buvusiu partneriu užsirėmėm tokia veikla. Jinai buvo kaip šoninė, aš dirbu tą ofisinį darbą. Dar biškį veiksmą pajungiam? Dar biškį veiksmą pajungiam ir tada jau truputėlį buvo geriau, bet vis tiek ne iki galo. Aš vis tiek turėdavau būti prie to kompo. Ir man kaip... Bet dar zumbas nebuvo tavo gyvenime. Aš tiesiog lankiau tiesiog treniruotes. Ir netiko. Ta prasme, viena dalis jau atrodo gerai, jau fainai tenai, bet aš vis tiek turiu sugrįžti tą, kas ir ne fainai yra. Ir ta zumba tiesiog per metus laiko aš vis taip man išaudavo į galvą, kad va, kaip norėčiau, bet ne, taigi aš čia per prasta, aš čia to ir to neturiu, čia nesportiška, dar kažką, nes niekada nebūdavau sportiška. Ir nuvėjau mintis ir tada vėl sugrįžti, vėl atrodo, kaip fainai būtų ir vėl numeti. Ir toksai ėjo ir aš stumiu. Ir pas mane eina, o aš stumiu. Ir tos sveikatos problemos tada atsirado, kai tu stumėjai ir nepriėmėjai? Ar... Panašiai, labai panašiu metu. Aišku, čia daug, dalykų susideda ir asmeniniai dalykai, ne tik tais profesiniai veiklos. Jo, bet viskas vis tiek yra visa bendra visuma. Taip, ir jeigu tu nelaimingas tas 8 valandas, kada tu dirbi, ar ne, tai pasimėgauji, tu naini, kaip sakai, treniruotės, pasimėgauji, dienos pabaiga buvo laiminga, tai toksai vis tiek tą darbą turėti mylimą yra beproto svarbu. Ir dar suvokti, kad tu kaip žmogus įsivertinti, ar labiau linkęs sėdimą darbą dirbti, ar labiau kaip tik aktyvų, tau reikia judėti, pasiplanuoti. Čia šiandien būsiu ten su tam susitikime, rytoj gal tam, ten paskui treniruoti. Tas toks kitas žmogus sakytų, ne, jau čia tikrai ne mano gyvenimo būdui, aš noriu ramaus tokio darbo, o kitas sakys, kaip ar ne tu, aš tokios aktyvios, kur mes norim pačias dėliotis, o kartais mes norim gal taip. Kartais mes norim aktyviau. Tai dėl to verta turbūt, ar ne, ir pakovoti už savo tas svajones, ar ne? Taip, svarbiausia žinoti, kokios tos svajonės yra ir eiti link tų svajonių, neįsižiūrint į kito svajonę, neperimant kito žmogaus. Nes kur atrodo, čia pas jį labai tobulai, aš irgi taip noriu, jis labai gerai tam ofise sėdė, aš irgi taip gražiai noriu, su gražiu kostiumėliu, su kablukais ateiti darbą, bet... Buvo iš pradžių toksai... Buvo, čia aš taip įsivaizdavau, kad mano tobulas yra, kur... Profesinis įvaizdis. Taip, o iš tikrųjų, ir nėra taip. Ir labai gerą temą palietei, kad mes esam linkę gyventi kitų žmonių gyvenimą, ar ne? Ir kodėl, kaip tu manai, taip įvyksta, kad mes, kažkaip susikuriam tą paveikslą ir bandom tarsi gal kopijuoti. Aš pati puikiai žinau, nes ir aš susidūrus su tuo labai artimai esu ir galvoju, įdomi tavo nuomonė. Daug yra kampų į šitą klausimą. Atrodo, kad visą laiką pas kitą yra geriau, pas kaimyną žolė žalesnė. Turbūt kitas, kai mes turim kažkokį tais normalų darbą, išeiti į ten, kur tavo svajonė, jinai galbūt nėra tokia populiari, nėra tokia paklausi ir neskamba labai patraukliai, kaip pavyzdžiui, nežinau, gydytojas ir čia koks nors Stalius, pavyzdžiui. Jau yra prestižo klausimas, primestas tiesiog visuomenės, kaip čia šita specialybė geresnė, o šita jau yra prastesnė. Ta prasme, taip nėra. Absoliutiškai reikia ir tų. Ir
jeigu aš noriu būti stalium ir jeigu aš žiauriai gerai varau, ta prasme, aš kaifuoju tam darbe ir aš matau, pasidariau kėdę ir kaip yra fainai, tai aš niekada nebūsiu geras gydytojas, nes tiesiog mano yra tenais. Tai taip irgi mes čia pasižiūrim, kaip kiti patogiai, kaip kitiem tinka ir aš irgi taip gyvensiu. O jeigu aš pasikreipsiu kitur, tai jau sakys, kad aš čia prastesnis, kad ką aš čia darau. Tai kaip ir man buvo, kai buvo korona, metė žmonės iš darbų, aš išėjau savo norų. Tai man tas didžiausias buvo, ką apie mane pagalvos. Kad tikrai negalvos, kad jinai čia pati išėjo iš darbo. Jie tikriausiai ją išmetė, taip, nes jinai čia buvo kokia prasta savo darbe. Nors, tikrai taip nebuvo ir išėjau savo norų ves zumbos treniruotis. Ta prasme, čia ir buvo tavo didysis tas lūžis. Čia buvo didysis lūžis. Ir kas yra juokingiausia, kur aš įsivaizdavau, kad tie žmonės, apie kuriuos galvojau, ten kokie nors grupiokai ar kažkas, kur ten man buvo svarbi nuomonė tiesiog, nes vis kažkam kažką reikia įrodyti ir dabar jau aš nebeįrodinėju, bet dabar aš metu kažkokį gerą dalyką vardant ne tokio gero, kaip čia atrodo. Ir ta savirealizacija, kiek mačiau, tave papildo įvairiais skirtingais sąmoningumo festivaliais, mačiau ir kelionį, buvai išvykus, nežinau, ar viena, kokiais tikslais, bet gal gali pasidalinti, kas tave supa be tos profesinės veiklos, be zumbos, koks tas laisvalaikis, kuris tave įkvėpia būti dar geresnė savęs versija? Dabar tai mano visas laisvalaikis yra tiesiog knygos, seminarai, visiškai savęs tobulinimas iš vidaus, nes daug metų bėgau nuo to, kaip ir kokia 8 klasėje prasidėjo pas mane saviugdos knygos. Ir aš tik tai jas skaitydavau, bet nuėjau kur nuėjau. Nuėjau ten, kur nuvedė, ten, kur gera alga ar kažkas tokio, bet ne ten, kur aš esu iš tikrųjų. Ir jo, dabar tik tai šitas savęs susitvarkyti, kiek įmanoma labiau atrasti ir ieškoti toliau svarbiausia. Kaip tu nusprendei nuvykti į vieną ir į kitą sąmoningumo festivalį? Kodėl? Kas tave ten traukia? Negaliu pasakyti, kas mane tenai traukia, bet vis tiek kažkoks viduj buvo, kad man ten reikia būti, aš ten noriu būti. Čia žinai, kur susitinki žmonės, kiekvienas žmogus yra su tam tikra misija pas mus atėjęs. Tai buvau susipažinus su vienu vaikinu, kuris pradėjo kalbėti apie tos festivalius ir aš kažkaip anksčiau nebuvau apie jos girdėjus, o gal ten pusę ausies, kur kažkokie ten keistuoliai, gal ten kažkas. Ir man jisai pardavė bilietą. Aš nusipirkau tą bilietą į vieną festivalį gruodžio mėnesį. Bet tie keistuoliai reiškia, tave traukia, jeigu net mokėjai pinigus, net sakyčiau, padovanojo bilietą. Taip, bet matai, tie keistuoliai, tai irgi čia, sakau, nes aš irgi esu keistuolė, tai labai galiu sakyti šitą žodį irgi, nes mano aplinkoje tokių žmonių nebūdavo. Ir tas laisvalaikis būdavo, normalus. Išeiti barą, išeiti koncertą, kažkokie tokie. Skaniai pavakarieniauti. Taip, o ne kažkur tais eiti, kur ten laužai, smilkalai ir dar kažkokie dalykai. Tai anksčiau man atrodydavo ir mano aplinkoje toks būdavo įskiepytas, kad tie žmonės kažkokie keistuoliai tenai ir aš nenorėdavau būti keistuoliu, nes kas nori būti keistuolis. Nes tada taip pažiūrėti. Taip, bet aš žiūrėdavau į tuos keistuolius ir man jie būdavo visą laiką tokie artimi ir toks. Aš irgi norėčiau, bet pas mane nėra tokių ir kaip čia dabar viena eisiu, nes viena niekur niekada neidavau, tai čia ir buvo, man pardavė tą bilietą ir aš variau viena pirmą kartą. Tai ten buvo kosmosas, kiek daug buvo išsimetimo ir iš komforto zonos ir dar į patį pirmą. Tai iš viso važiavau ir be savo mašinos, kur čia mano visiška saugumo, kad aš galiu nusivežti save ir kada noriu išvažiuoti, o čia galvoju, viskas mane nuveš ir aš nebegalėsiu pabėgti. Jeigu nepatiks. Taip. Tai va. Tai kažkaip tais tenais taip atsidūriau ir, mano tema. Labai gerai jaučiuosi. Kiek tu laiko ten buvai ir ką tokio, jeigu paprašyčiau pasakyti man vieną dalyką, kurį labiausiai išsineši apie save, arba supratai, galbūt yra labai asmeniška, bet abstrakčiai pasakyti, koks suvokimas kažkoks atėjo, ar ne? Turbūt labai banalus, nebijoti būti savim.
nes joks aplinkinis žmogus, joks kitas, nu, tau tikrai nepasakys, kaip tau gyventi, kaip tau eiti, kaip tau atrodyti, ar kad tu ten kažkokia keistuolė, ar dar kažkas, niekas iš tų dalykų neturėtų trikdyti ir kuo mes labiau leidžiam savo skleistis, kuo labiau nebijom būti to keistuoliu ar dar kažko, nu mes va taip atrandam save ir jaučiame savį geriausiai. Ir tas va autentiškumas, ta tavo charizma, ar ne, kaip tik duoda tau pranašumą šitam gyvenime parodyti, koks tu ne keistuolis, o koks tu iš tiesų esi savo vidumi, ar ne? Mes visi pripratę kopijuoti, būti tokie šablonai. Kaip tau ir kiek tau artima yra ta verslumo tema? Kadangi, kaip suprantu, vis tiek eini tuo solo keliu versle, nes ir zumbos treniruotės ir tu pati kaip trenerė, tai jau yra savarankiška veikla, darbas savo. Kaip su šituo visų verslumo žodžiu draugauju? Gerai, draugauju. Ieškau to verslo. Tai va, kai tam ofise dirbau ir šone turėjau tą nuomos veiklą, tai va tada viskas ir prasidėjo ir supratau, kad man patinka, kad aš noriu tik tai savo dirbti, nes kai atsiranda kitas žmogus, kuris man sako, ką aš turiu padaryti, labai įpareigoja. Aišku, turbūt yra tokių darbdavių, kurie lankščiai viską žiūri ir leidžia skleistis, bet nu, vis tiek tu neišsiskleisi tiek, kiek pats savo leidi, kai esi pats už save atsakingas. Tai jo, dabar nuo rugsėjo visiškai tik tai savo dirbu. Ir įdomi kelionė turbūt laukia, ar ne? Laukia įdomi kelionė, jo, labai laukiu, kas dar laukia, nes jau atrodo dabar buvo tikrai crazy dalykų padaryta, kur nu, tikrai nebūčiau pagalvojus, kad tai bus. Freelancinau dar, pamiršau pasakyti, kad ofise, kai dirbau, dar po universiteto, ten, kur praktiką atlikinėjau, turėjau darbą ir iš namų papildomai. Tai, žodžiu, aš vienu metu pas mane buvo 4 veiklos. Ir toks belekas tikrai, toks labai didelis išsimėtimas savęs. Ir po vieną vis atkritinėjo, pasiliko tie, kur smagiausia, kur pelningiausia, nes vis tiek, kai tu savo veikloj, vis tiek rūpi ir piniginis klausimas. Tai faktas, tu negali eiti tiesiog ten, kur tau fainai, bet jeigu ten tas fainai tavęs nelabai išlaiko, neturėsi už ką valgyti, nusipirkti, tai jau ne kažką. Arba turi tada kelias veiklas turėti, kad ta viena būtų dėl to, kad, žinai, išlaikyti, o kita ta, kuri auginu su perspektyva. Tai va, pas mane taip ir buvo, kad po to jau liko tos veiklos savo, viena, kuri mane išlaiko, o kita, kur man fainai iš širdies daryti. Tai visam šitą mano freelancinime buvo atsiradęs dar vienas darbas, kur padėjau organizuoti renginius. Tai irgi įsivaizdavau, kad bus vienaip, buvo truputėlį kitaip, nes vėlgi, nu, jaučiau, kad mane spaudžia, nu, ta prasme, labai daug rėmų yra ir jau darai tą darbą, kur atrodo turėtų būti smagu, nu, bet nesmagu, nes, nu, ne viskas pagal mane ir va čia gal ir yra nelabai gerai, kur noriu, kad būtų pagal mane viskas. Ir realybė yra tokia, kad vis tiek visur turi pasilaviruoti su tam tikrai žmonėm, mes visi esame labai skirtingi, tai niekad nebus idealiai, bet eiti link to idealumo, tai bent jau eiti yra gerai. Versle labai dažnai įvyksta situacijos, kurių gali nenumatyti, nesuplanuoti ir susiduriam labai dažnai su baimėmis. Kaip tau yra šita baimių tema ir ko galbūt labiausiai bijai dabar būdama tame vis tiek kelyje, on track, tame verslumo kelyje, kas tave labiausiai neramina? Neramina labiausiai, kas bus toliau. Kas toliau šausi galvą. Šiaip baimių neturiu gal labai daug. Aš tokia, aišku, labai daug ko bijau. Va, jau sakiau, kad žmonių bijojau. Bet suprantu, kad niekas neatsitinka be reikalo. Ir mane labai palaiko šita mintis. Ir realiai aš su jie gyvenu ir jinai labai daug baimių nuneša. Nes atrodo, kiti labai apsikrauna smulkmenom, nes jie iš tikrųjų bijo, bijau, o kas bus, jeigu neteksiu darbo, o kas bus, tarkim mano atveju, jeigu nebus nei vienos klientės ar ten dar kažko.
Ir tu gali su tą baimę gyventi, arba tu gali žinot, kad jeigu taip atsitiks, tai viskas vis tiek bus gerai. Tai realiai kiekvienoj toj baimė reikia paieškoti ir gerosios pusės, ir blogosios, ir tu tiesiog būni. Kaip suprantu, baimės temoje tvarkaisi pakankamai nesudėtingai, o kaip sekasi su kitų žmonių nuomonė apie tave, apie tavo veiklą, apie tavo galbūt ir ateities veiklas, be zumbos, ar ne, nes mes visi labai spalvoti žmonės ir tu buvai užsiminus, kad dar turi ketinimų ir planų ateityje kažko papildomą užsiimti. Taip, tai iki šito ilgas kelelis buvo. Tikrai negaliu taip sakyti, kad man nerūpi, ką kiti apie mane galvoja. Dabar gal rūpi mažiau, tikrai ženkliai mažiau negu anksčiau buvo, nes anksčiau tai vat ir stabdė turbūt ir daug tų apmąstymų buvo dėl darbo ir jau nuėjau į studijas, ne tas realiai, kur pagal širdį buvo. Ir iš darbo sunkiai išeidinėjau, nes atrodė, ką kiti apie mane pagalvos, kad čia prasta darbuotoja. Tiesiog sprendimą sunku priimti. Tai. Tiesiog sunku priimti sprendimą, nes atrodo, kad kiti žiūrėsi mane kaip pats prastesnė kažkokia, arba kaip čia jinai atrodo. Bet iš tiesų, kai pradedi savęs klausinėti, gerai, išeisiu darbą, pradedi klausinėti, ar ne, ką apie mane gali pasakyti. Gerai, pasakys, o ką tai pakeis? Taip. Kas pasikeis? Tave suvalgys? Tau plaukus nuraus, akis iškabins, nieko tau šiaip nepadarys. Nieko, absoliutiškai, nieko. Ir kas yra linksmiausia, kad kai tu savo susikuri tokių, kad čia galvos, kad, tarkim, išėjau be zumbos ir man tai būdavo, dabar tas būtent žmogus pagalvos taip, kad čia jinai tokia ir tokia. Ir tada tu sutinki būtent tą žmogų kažkaip netikėtai ir sako, wow, mačiau tavo video, kaip tu čia fainai, čia tavo tema, kaip tu čia gerai, tiesiog kaip tau tinka. Ir tada tu galvoji, aš galvojau, kad tu sakysi kitaip ir mes patys susikuriam savo kažkokią tokią nesąmonę. Čia ir darbiniai srityje, ir asmeniniai srityje absoliutiškai. Koks skirtumas, ką tie kiti pagalvos. Ir pabaigai klausimas klasika, mūsų projektą Tapti ne tik būti. Kas tave motyvuoja keltis kiekvieną rytą iš lovos ir užkariauti tą naują dieną? Man labai smagu, kad galiu atsakyti šitą klausimą tuo, kad dabar jau mane tikrai motyvuoja keltis iš lovos, nes buvo, kad nemotyvavo ir tikrai norėjosi būti ten šiltai. Tai dabar motyvuoja tas, kad žinau, kad kiekvieną dieną atsitiks kažkas gero, kad išmoksiu kažką gero, kad kažkur nueisiu, galbūt kažką įkvėpsiu, bus koks nors, kad ir mažas pokalbis, kuris galbūt kažkam pasakyta mintis mano, pakeis jį, galbūt aš kažką išgirsiu, kur irgi susėjusi galvoju, kad čia yra taip, kodėl aš anksčiau apie tai nepagalvojau. Taip. Ir tiesiog labai motyvuoja žinoti, kad kiekviena diena yra nauja, kad gali būti produktyvi, maloni, praturtinanti, aktyvi ir kad tu gali daryti, ką nori. Realiai, gali daryti, ką tik tai nori. Aš labai daug visko pribandžius, visokie dienoraščiai, dėkingumas, kiekvieną rytą į vakarą pasidėkoti ryte už naktį, kas buvo, vakare už dieną, kas buvo. Yra ir geras, yra ir blogas, ir finale tu esi toks, koks esi ir eini pirmin toks, koks esi tiesiog. Priimi save, priimi tuos momentus. Kada galbūt ir netobulas esi, nepatogus. Ypatingai, kada nepatogus. Tai nebijot būti to nepatogiu, nes tada esi patogus savo. Tapti savęs geresnė versija, tapti geresniu žmogumi, tapti geresniu kaimynu, draugų, pažįstamu. Tapti savimi, tokiu, kokiu esate, kaip ir Ineta sakė, savo vidumi ir savo prigimtimi. Tai ačiū labai, kad buvote su mumis ir aš sakau, iki kitų susitikimų. Ta.